Sumanus kaimas tai modernus, iniciatyvus, pažangus, orientuotas į pokyčius kaimas, gebantis pasinaudoti savo stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis. Atviras naujovėms ir inovatyvioms technologijoms. Sumanių gerųjų kaimų pavyzdžių yra Kėdainių, Radviliškio ir Lazdijų rajonuose. Čia kaimiškose vietovėse vietos bendruomenės bendradarbiaujant su esančiomis organizacijomis kuria didelę pridėtinę vertę. Savo kelionę pradėsime Lietuvos centre, Kėdainių rajone, kurie pirmieji Lietuvoje pradėjo vystyti teminių kaimų koncepciją. Tad pradėkime nuo jos Svainių moterų klubo Aušra įgyvendintų projektų ir teikiamų paslaugų. Turim gražią jaukią kavinę, kur žmonės gali ateiti papietauti. Turim salę edukacijom, galim žmonėm padaryti kažkokius pobūvius, galim konferencijas suteikti tokią paslaugą. Turim nuostabią virtuvę, kurioje viskas yra nauja, visa įranga, kur moteris virėjos džiaugiasi. Tikrai ne kiekvienoje įmonėje tokią galima rasti. Taip pat liofelizuojam daržovės, vaisius, prekiaujam pačių pagamintą, pačių surinktą produkciją, viską, ką įmanoma padaryti. Turim kambarius miegamus, kur galim vienu metu šiai dienai iki 15 žmonių apgyvendinti. Šiaip labai džiaugiamės, kad mes galim bendradarbiauti su vietiniais ūkininkais, kurie augina mėsytę, daržovės. Taip pat, kad galim bendradarbiauti ir su kultūros centru, ir su socialiniais darbuotojais, kur teikiam paramą ir ukrainiečiam iš tikrųjų teikiam didelę paramą, ir nepasiturinčiom šeimom. Mes priklausom dar ir Maltos ordinui. Tai labai džiaugiamės, kad turim nors kelis senelius, kuriais galim rūpintis kiekvieną dieną, kuriem teikiam šiltą maistą, šiltą sriubą. Taip pat ir šiaip ir pavėžėjimo paslaugą, kai reikia, suteikiam. Džiaugiamės tokiu šauniu kolektyvu ir tokiomis aktyviomis moterimis, kurios ne tik talkina įvairioje Josvainių kultūros centro veikloje, bet tiesiog rūpinasi, kad miestelyje būtų įvairi veikla, kad miestelis būtų gražesnis, patrauklesnis. Toliau keliaujame į Tiskūnų bendruomenės centrą, kuris yra įkurtas senosios mokyklos pastate. Ši bendruomenė vykdė čia ne vieną projektą ir šiuo metu teikia įvairias paslaugas. Tai tam projekte labai daug įgyvendinta. Tai yra atidaryta pirtis senyvo amžiaus vaikam, jaunimui, kur tikrai labai reikalingas dalykas. Daugiau su senjorais tikrai labai darom visokius užimtumus, rankdarbius, stengiamės, kviečiam į koncertukus, kviečiam į šventės. Iš tikrųjų labai patenkinti mūsų senjorai, o labiausiai tai yra, kad gauna maistą ir labai tai yra reikšmingas reikalas. Toliau kirpykla labai gerai, kad yra, nes kirpėja atvažiuoja į mėnesį porą kartų. Yra atidarytas vaikų dienos skyrius, centras ir iš tikrųjų turim akredituotų 15 vaikų. Tai daugiau buvo remta į tai, kad socialiniai vaikučiai, kuriem tėveliams sunkiau yra skalbykla. Dar mūsų patalpoje yra tiesa biblioteka, kuri irgi labai didelį dalyką daro. Tai va, ir labai geras dalykas, vienoj patalpoje viskas yra. Sumanaus kaimo žingsniu keliaujame į pietų Lietuvos regioną Dzūkiją. Šio krašto aktyvūs dzūkai, kuriant Sumanaus kaimo pirmosius žingsnius, išnaudojant vietos gamtos išteklius, kuria verslus, paslaugas ir edukacijas. Čia galima rasti įvairių paslaugų, nuo ramaus poilsio iki aktyvaus laisvalaikio. Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie įvairių mūsų kaimo gyventojų iniciatyvų įgyvendinimo ir lyder programos lėšomis tikrai finansuojama daug puikių projektų. Atgimsta įvairūs pastatai, kaip Žemaitkiemio kaimo bendruomenės buvę kultūros namai, buvusi mokykla, ilgą laiką stovėjo nenaudojama. Taigi Žemaitkiemio bendruomenės žmonės susibūrė į bendruomenę ir štai bendruomenės namai atgijo. Buvo panaudotos europinės lėšos, europinėm lėšom pakeitė langus, grindis, duris, visą kitą atlikom mes nuosavom lėšomis, tai yra mūsų bendruomenė neatlygintinai. Pradėjome iš pradžių tokią veiklą
kaip ir savo, pirmiausiai buvo daromos užgavėnių šventės, po to kilo mintis čia mums kelioms moterims, kad gal reikėtų padaryti ir Helovino šventę. Tada buvo papuošta čia salė, teko persirengti mums ir raganaitėm, sukvietėm jaunimą, vaikučius ir nuo to laiko pradėjom galvoti, kad reikia daryti edukacijos. Tada nusprendėme, kad reikėtų ten kitam kambarį įrengti senio Kalėdos rezidenciją. Ir tikrai, kada parašėme skelbimą, čia suvažiavo daug mokinių. Tuo metu vyko edukacija, kurios metu jie patys gaminosi žaisliukus. Taip pat veikė kieme namelis, kur buvo asiliukas ir avytės atvežtos, kurios vaikučius labai sužavėjo. Ir taip po Kalėdų sugalvom, kad reikia tą kambarį visą jau kalėdinį naikinti ir pradėti Valentino dienai ruoštis. Ruošiamės dabar Velykom. Siuvėja, kaip sakau, siuva zuikius, taip sueinam vakarais moterys ir tiesiog dirbam. Vienos zuikiam uodegas siuvam, kitos nosytes. Esam vykdę hidrolatų gamybą, vaikai yra vežiojami rogėmis su žirgais. Turime transporto priemonę, kuri ekstremo duoda vaikams ir suaugusiems. Vykdome gimtadienius, vaikams organizuojame šventes. Toliau aplankysime VŠI Oazės senjorams įgyvendintą socialinio verslo projektą. Šie globos namai įsikūrė 2022 metais. Teko visus metus įkurti, pritaikyti šios namus senoliams, nes prieš COVID mes puikiausiai čia vystėm veiklą susijusią su kaimo turizmu. Tačiau COVID visus planus mūsų sujaukė ir mes sugalvojom tęsti veiklą toliau, nestovėti vietoje, ieškoti išeičių ir nusprendėm panaudoti tiesiog mūsų didžiulį pastatą globos namams, seneliams, oriai senatvei. Globos namuose šiuo metu yra įrengta 10 dviviečių kambarių. Šiuose globos namuose gyventojai apgyvendinami po 2, atsižvelgiant į jų charakterio savybes, į požiūrius, į tiesiog netgi sveikatos būklę, kad jie rastų tokią artimą aplinką, tarpusavį bendrautų, nebūtų vieni, dauguma jie ir nenori būti vieni. Kartu organizuojamės jiems irgi popietės įvairiausias, švenčiam gimtadienius visų, būtinai susirenkam į bendrą būrį, norim, kad jie netitrūktų nuo gyvenimo, nori toliau gyventi, norėti gyventi dar. Tai labai gerai, ir šilta, ir švaru, ir geriau niekur negali būti. Sumanaus kaimo žingsniu keliausime į traukinių sostinės regioną Radviliškį. Nuo seno čia žmonės pasižymėjo darbštumu ir verslų įvairovę. Tai atsispindi ir kaimo plėtros veikėjų inovatyviose veiklose. Minaičių bendruomenėje galėsite ne tik aplankyti bunkerį, muziejų, bet ir išbandyti bendruomenės siūlomas paslaugas bei susipažinti su jų įvairiausiais projektais. Iš projekto lėšų buvo įrengtas giluminis gręžinys, nuotekos, o veiklai vykdyti buvo įsigytos baidarės ir dažasvydžio įranga taip. Esam labai išplėtoję žygius po vietinės apylinkės, kadangi pas mus yra Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaracijos pasirašymo vieta, tai kartu su istorija, su visais esančiais paminkliniais akmenimis, kuriuos žygių metu aplankom ir turim labai daug maršrutų. Kiekvienas pagal savo pajėgumą gali išsirinkti nuo 15 iki 30 km žygio maršrutą. Ir šiaip žygiai vyksta visomis atmintinomis Lietuvai datomis, pradedant sausio 13, vasario 16, kovo 11, Liepos 6 turim tradiciją, kiekvieną jau kelias vasaras žygiuojam. Toliau pristatome Šeduvos paslaugų centro vykdomas veiklas. Tai buvo toks sumanymas ir idėja, kad palengvinti seniūniją ir kitom įstaigom aptarnauti, prižiūrėti viešasis erdves, aptarnauti turizmą, sukurti tokią nepriklausomą įstaigą, ar tai būtų viešoji įstaiga, ar tai savivaldybės įmonė,
kuris sugebėtų aptarnauti ir šitos mums svarbius objektus ir tuo pačiu, jeigu reikėtų padėti gyventojams susitvarkyti savo buitį, savo teritoriją, viešasis erdvės. Už manęs stovi labai universalus Kubota traktorius, pirktas projekto lėšomis. Šis traktorius yra unikalus, nes jis yra labai universalus. Šiuo metu ant jo yra sumontuotas sniego peilis, bet jis labai lengvai konvertuojasi į žoliapjovę, šlovimo įrenginį arba lapų surinkimo įrenginį. Tai pagrindinė, ką galime pasiūlyti klientam, tai žolės pjovimo paslaugos, vėjas pjovimo paslaugos, lapų surinkimas. Dar yra didesnis Kubota traktorius, su kuriuo atlieku tokias paslaugas kaip krovinių pervežimą, žemės dirbimą, pakelių, šlaitų pjovimą su specialiu mulčeriu, žemės dirbimą su žemės dirbimo freza, paruošime plotus vėjo sėjai. Turiu taipogi cisterną, su kuria išskirtinai vežu tik tais geriamąjį vandenį, į baseinus, į šulinius, kam pritrūksta, į talpas. Pristatėme tik keletą gerosios patirties pavyzdžių, tiesiant Sumanaus kaimo tiltą šiuose regionuose. Esame įsitikinę, kad įgyvendinus Sumanaus kaimo link Kėdainių, Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystės projektą sukursime gyvybingą Sumanaus kaimo tiltą, kuris sudarys sąlygas kurti partnerystės pagrindų sukurtus sumanius kaimus.